Dievo gailestingumo žinia dažnai vadinama viena svarbiausių mūsų laikų bažnyčios žinių. Neatsitiktinai šiandien pasaulio žvilgsnis vėl krypsta į Vilnių, miestą, kur buvo patikėta ypatinga vieta šios žinios istorijoje. Čia gyveno šventoji Faustina, čia Jėzus jai atskleidė savo gailestingumo slėpinį. Vilniuje buvo nutapytas pirmasis gailestingojo Jėzaus paveikslas. Iš čia pasauliui pasklido gailestingumo vainikėlio malda ir žinia apie gailestingumo sekmadienį. Todėl buvo prasminga, kad šeštasis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas vyko būtent Vilniuje. Tai buvo bendras kelias daugelio žmonių maldos, tarnystės, bendradarbiavimo ir pasitikėjimo Dievo vedimu laikas. Kongresas buvo sumanytas kaip piligrimystė. 6 dienas žmonės iš viso pasaulio kartu klausėsi Dievo žodžio, meldėsi, dalijosi tikėjimo patirtimi ir ieškojo atsakymo į svarbų klausimą, ką šiandien reiškia gyventi gailestingumu. Ypatingą prasmę turėjo ir pati kongreso vieta. Ši Vilniaus dalis saugo svarbius Dievo gailestingumo istorijos ženklus, tačiau kartu mena ir skaudžius istorijos randus. Praėjęs amžius šią vietą buvo atskyręs nuo miesto gyvenimo. Ilgą laiką ji buvo apleista ir uždara. Žmonių darbo, dosnumo ir pasiaukojimo dėka ši erdvė vėl tapo maldos, susitikimo ir bendrystės vieta. Išganytojo kalba dar kartą priminė paprastą, bet stiprią tiesą. Krikščioniškoji viltis visuomet kalba apie atsinaujinimą ir prisikėlimą. Į Vilnių atvyko piligrimai iš 52 pasaulio šalių. Tūkstančiai žmonių dalyvavo konferencijose, liturgijose, maldoje ir bendrystės susitikimuose. Daugelis įsivežė ne tik prisiminimus, bet ir naują stiprybę, drąsą labiau pasitikėti Dievu ir kasdienybėje gyventi Evangeliją. Gailestingumo miestas nėra tik vieta žemėlapyje, tai gyvenimo būdas. Jis kuriamas ten, kur žmogus priima Dievo meilę ir ją dovanoja kitam. Kiekvienas esame kviečiamas eiti pirmyn su Kristumi ir Kristuje, nešant pasauliui tai, ko šiandien labiausiai reikia – viltį, susitaikinimą ir gailestingumą.